Taip, kokteilių draugai, tai po tokios gan darbingos dienos sodyboje nusprendžiau, kad reikia šiek tiek atsipūsti, pailsėti, na ir geras oras, tai turi būti ir geras kokteilis. Tai pasižiūrėjau čia namų bare, tam tikrų ingredientų radau, tai suimprovizuosiu Aperol Gin Sour kokteilį. Gerai, Aperolio 50 ml. Tai London Dry Gino taip pat 50 ml. Ir šiek tiek saldumui tai turėjau įsivyręs demararą cukraus sirupo, tai aš jo įpilsiu 10 ml. Šiaip galit naudoti ir paprastą cukraus sirupą, taip pat labai gerai ir vanilės skonio sirupas, kuris iš tikrųjų puikiai dera su Aperoliu, tai žodžiu 10 ml. 25 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių. Na ir čia pasirinktinai, bet man labai patinka, tai yra vieno kiaušinio baltymas, kuris kokteiliui suteiks be abejo puikią tekstūrą. Kadangi naudoju kiaušinio baltymą, tai pirmiausiai tas vadinamas dry shake, paplaksiu apie 10-12 sekundžių be ledukų. Na ir apie 10-12 sekundžių paplaksiu su ledukais. Tikrai neblogai, nors Aperolio ir džino pyliau lygiomis dalimis, gal šiek tiek man Aperolis jaučiasi daugiau, o jei norisi šiek tiek stipresnio, kad labiau jaustumėt džiną, aš ir to norėčiau, man džinas irgi labai patinka, tai galima šiek tiek koreguoti kiekius, džino pilti šiek tiek daugiau, bet visai neblogai, tikrai fainas kokteilis. Gaivus, tai vat Aperol Gin Sour. Neblogai, tikrai neblogai.